Labą dieną. Kas manęs nepažįstat, mano vardas Vilma ir šiandien noriu pakalbėti apie muilą. Noriu jums pristatyti vieną nuostabią priemonę iš Neolife kompanijos Golden linijos LDC muilą. Tai yra nedraugiškas riebalams, bet draugiškas mūsų kūnui, mūsų pH muilas. Nepažeidžia mūsų pH. Jį galim naudoti ir rankom plauti, ir indam plauti. Ir dar daug kur buityje jis pasitarnauja. Jeigu plauti pradedant nuo rankų plovimo, tai jis lengvai nuplauna riebalus ir žinoma įvairiausius nešvarumus. Ir svarbiausia, nesausina mūsų odos. Indam, jeigu plaunam indus, tada jis lengvai nusiskalauja. Žinot, yra daug tokių agresyvių muilų, kurie palieka ant mūsų indų pėdsakus. Ir tai, kaip mes nuplaunam savo indus, lėkštes, įrankius, ir po to mes iš jų valgom. Ir visa tai patenka į mūsų virškinimą, žarnyną. O šitas LDC muilas, jisai labai lengvai nusiskalauja. Jis yra puikus pagalbininkas ir prie buities, prie valinio, kai reikia valyti namus. Tai šitas muilas, labą dieną Snieguolė, malonu, kad prisijungiai. Šitas muilas lengvai valo orkaitės, gartraukius, ir šiaip visokius riebaluotus indus, ar ten kokią tai skardą, ar dar kažkokį puodą, kuris yra labai riebaluotas, su juo galima lengvai nuplauna riebalus. Dabar greit ateis ir šiltasis sezonas, kai jau persirita žiema į kitą pusę, man jau atrodo ir vasara ne už kalnų. Ir visi važiuosim į gamtą, kepsim įvairių patiekalų, mėsyčių. Tai šitas LDC muilas lengvai nuplauna riebalus ir su šaltu vandeniu. Tad važiuodama į gamtą aš visada jį vežuosi. Ir lengvai galima nuplauti riebaluotus indus, jeigu mes turim kokius nevienkartinius, ir kokias groteles, pavyzdžiui. Taip pat mašinoj verta vežiotis mašinoje ir su savim turėti. Vyrai mėgsta garaže šitą priemonę, nes garaže, kaip žinot, ačiū už komentarą, nelabai galiu skaityti, po to pamirštu mintį. Garaže puikiai nuplauna įvairiausius tepalus. Taip pat vyrai susitepa rankas, lengvai nuplauna tepaluotas rankas ir, kaip minėjau, su šaltu vandeniu. Grįžtant į virtuvę, taip pat galima plauti su šito muilu netgi vaisius ir daržoves. Kaip žinot, prekybos centre jie yra, kad gražiau ir ilgiau laikytųsi, visi puikiai žinom, kad jie yra apipurkšti ir pripurkšti visokių ten nereikalingų medžiagų, kurios mums geriau nepatektų į virškinimą. Tad su šituo muilu puikiai galima nuplauti vaisius ir daržoves. Žinoma, po to reikia nuskalauti su vandeniu, bet esu pastebėjusi, kad netgi pakeičia spalvą ir netgi skonį. Ir taip pat kalbant dar apie savo kūną, būna tokių situacijų, pavyzdžiui, ar ten gamtoje, ar kažkur tai patenkam, kad neturim dušo priemonių. Tai su šito muilu galima ne tik rankas, bet ir visą kūną išsimaudyti vietoj dušo priemonės. Taip pat su šito muilu galima ir maudyti šuniukus, savo augintinius. Jis puikiai išplauna vilną, kailį ir nepažeidžia povilnio.
Tai yra labai svarbu, nes šuniukam tada neniežti, neperšti kūno ir, kaip žinot, šunų šampūnai kainuoja nepigiai, o šitas LDC muilas, moteris sakė, kas turi augintinių, labai puikiai pasitarnauja ūkyje ir galima maudyti net šuniukus. Svarbiausia, kad šita priemonė yra koncentruota. Ir iš čia yra litras ir iš šito litro išeina netgi 12 tokių buteliukų. Tai va, čia yra daugkartinis dozatorius ir jis nereikia kiekvieną kartą išmesti lauk. Tuo pačiu tausojam ir gamtą, nes, kaip žinot, plasmasė yra irgi labai daug į vienkartinių, kai išmetam indų, tarų kažkokių tai, labai užkemšam, užteršiam savo gamtą. O čia reikia į kitos juostelės įpilam muilą ir likusi vandens. Yra koncentruota ir, kaip sakau, ekonomiška priemonė. Aš šitą priemonę naudoju jau 5 metai ir tikrai neieškau geresnių, nes ji yra, man tai tikrai pati geriausia. Tai jeigu informacija patiko, pasidalinkit su savo draugais, ir parašykit komentarę, ar kokį muilą naudojat, o jeigu norėtumėt pabandyti šitą, parašykit noriu, nes tai tikrai yra draugiška priemonė muilas ir mūsų kūnui, ir mūsų aplinkai, ir mūsų gamtai. Tad šiandien tiek, ačiū, kad klausėt ir iki rytojaus. Ate.